Kas tai yra žmogaus energetika, jo energetinė sistema? Dėl ko svarbu apie tai kalbėti ir žinios apie tai? Mūsų energija tai yra viskas, tai yra visas mūsų gyvenimas. Tai, kas vyksta gyvenime, taip kaip mes jį kūrėm, viskas priklauso nuo mūsų energijos, nuo mūsų energetinės sistemos, įskaitant ir fizinį kūną. Daug yra vaizduojama paveiksliukų su čakromis ir turbūt daug kas iš jūsų esat matę ir domėjotės, kad yra tokios čakros, energetiniai centrai, bet tai nėra tik taškelis kūne. Kiekviena čakra, kiekvienas tas centras apima tiesiog mums svarbę gyvenimo dalį. Tai yra svarbu. Kiekviena čakra svarbu, kiekviena gyvenimo sritis svarbu. Kaip svarbu ir fizinė sveikata, kaip svarbu santykiai, pinigai, meilė ir visi kiti dalykai, kūryba, žinojimas. Viskas čia sudėta, viskas yra žmoguje. Organizuoju seminarą, kad susipažinti su šitom energijom savyje. Pažinti jas savyje, suvokti jų veiklą, suprasti, kaip su tuo dirbti, ką atkreipti dėmesį. Jeigu silpna vieta, kaip ją aktyvinti. Jeigu stipri, kaip ją dar harmonizuoti, kad tai išsireikštų gyvenime kaip kažkoks stiprus nuostabus dalykas, kaip mūsų talentas. Mūsų visų energija yra skirtinga prigimtis yra, kur stipresnės vietos, daugiau energijos, ten gali jau reikštis kaip mūsų talentai. Yra stiprios vietos, kurios užblokuota įvairiom programom, įsitikinimais, emociniais išgyvenimais, pergyvenimais, tiesiog užblokuota ir tą viską reiktų išlaisvinti. Net jeigu, sakykime, prigimtis žmogaus tokia būtų vidutinė ar silpna, bet jo čakros veiktų švariai ir gražiai, jisai būtų be galo stiprus ir energingas, nuostabus visose srityse. Šiaip su laiku žmogus būna, pradeda gyventi vienoje srityje, arba vien darbas, vienas kažkoks tai hobis, arba santykis, vien tik tai dėmesys į santykį su priešinga lytim. Užmiršta visą kitą, gamą savo galimybių ir savo išgyvenimų. Va šitam seminare mes šitą atradinėsim savy, atpažinsim, harmonizuosim, aktyvinsim, kur reikia išlaisvinsim tas energijas, kur reikia išlaisvinti. Save pažinsit. Kuo labiau pažinsit save, tuo labiau pažinsit kitus. Jums bus lengva suprasti kitą žmogų. Jūs išmoksite diagnozuoti kito žmogaus energiją, diagnozuoti jo stiprias vietas. Galbūt tai jums gali prireikti kažkokiam dalykiškam pokalbyje, tuo pasinaudoti tiesiog, gauti savo naudingą rezultatą. Kuo daugiau žinių, kuo daugiau išmanimo, yra išmintis ir jau paskui groji harmoningai. Galima lyginti su muzika, kaip yra 7 natos, iš kurių gali išgauti neįtikėtiną harmoniją ir grožį. Taip mūsų 7 čakros, kurias naudojant, gali būti nuostabus gyvenimas. Kviečiu visus, ir vyrus, ir moteris, ir jaunus, ir senus, prisijungti į mūsų šitą seminarą. Vyks kiekvieną dieną, bet jūs galėsit bet kuriuo jums patogiu laiku viską pasidaryti patiem, perklausyt galėsit, kas turėsit laiką, kam atitiks laikas kartu su mumis dalyvauti. Ir į visų klausimus atsakysiu, gausite kiekvieną savo paaiškinimą.